Sveiki, su jumis Interjero TV. Naujos kartos laida apie interjerus, dizainą ir namų stilių. Kaip manot, ar įmanoma įsirengti namus taip, kad buitis juose neužimtų daug laiko? Interjero dizainerė Dalia Mauricaitė Kalinauskienė kartu su vyru įrodė, kad tikrai įmanoma. Šiandien lankomės jų įrengtoje pirmoje Lietuvoje Demo Room buities studijoje, kurioje įrengti išmanūs sprendimai palengvinantis kasdienę buitį. Turiu pripažinti, kad pati čia lankausi pirmą kartą, todėl nekantrauju sužinoti, kur jie slepiasi. Galbūt kažkuriuos išmanius sprendimus savo namuose pritaikysite ir jūs. Virtuvė viena svarbiausių namų zonų. Bent jau aš čia praleidžiu tikrai nemažai laiko. Pasižiūrėkime, kokie sprendimai yra šioje virtuvėje. Pirmas neįprastas dalykas yra šis maišytuvas, o tiksliau jo rankena, nes bent jau man tai atrodo visiškai neįprastai, todėl kad aš esu įpratusi, kad maišytuvo rankenėlė būtų kitoje vietoje, bet aš spėju, kad taip yra todėl, kad neapsitaškytų stalviršis ir iš tikrųjų patogu. Dar vienas dalykas, kurį pastebėjau šioje virtuvėje, tai yra grotelės, kurios yra skirtos nuplauti, tarkim, vaisius ar daržovės. Bent jau man tai yra kartais tikrai kančia plauti jas nepatogiai, o čia labai noriu pabandyti, ar tikrai šitas sprendimas yra patogus. Ir nuplovus, iš tikrųjų labai patogu, kad vaisiai arba daržovės tiesiog džiūtų ir tada tu gali eiti daryti kitus savo darbus. Dabar mano rankos šlapios, bet tai irgi nėra problema, nes čia mes turime popierinį rankšluostį ir labai patogiai galime nusivalyti rankas, o nereikalinga popierių įmesti į šiukšlių dėžę, kuri yra visai šalia plautuvės. Bet dar vieną dalyką, kurį pastebėjau, tai yra kitas maišytuvas. Ką čia matau parašyta ant maišytuvo rankenėlės 100 laipsnių. Jeigu neklystu, tikriausiai pro šitą čiaupą bėga karštas vanduo. Tiesiog reikia pasukti rankenėlę. Karštas vanduo pradeda bėgti. O, net kyla garai. Nežinau kaip jūs, bet aš užsinorėjau arbatos. Tai jos reikia ir pasidaryti. O, bet čia yra ne tik tai arbatos, o ir visokių prieskonių. O įdomiausia tai, kad čia gali tilpti tik tai labai ribotas kiekis prieskonių, bet tai yra gerai, nes vadinasi neprisipirksi nereikalingų dalykų, pagardų, prieskonių. Labai išmanus sprendimas. Dar vienas įdomus sprendimas yra ši šiukšliadėžė, kuri nėra po plautuve, kaip mes esame įpratę, o stovi visiškai atskirai. O kitas dalykas, žiūrėkit. Jie atsidaro jos net nepalietus ir užsidaro dabar. O dabar esame vonioje ir tikriausiai iš pirmo žvilgsnio atrodytų, kad čia praktiškai nėra nieko, bet neapsigaukime dėl to, kad čia yra viskas, ko reikia, tik tikriausiai kažkur paslėpta. Tai pirmas dalykas, kad šita vonia neturi plytelių, kaip mums yra įprasta, bet turi sieną, kurioje yra lentynos, kuriuose yra visi reikalingi daiktai. Ir įdomus dalykas tas, kad šitos sienos yra padengtos tapetais ir būtent tokia medžiaga, kuri yra tiesiog atspari drėgmei. Tai dabar pasižiūrėsim, kas slepiasi šitose spintelėse. Čia slepiasi visi švaros reikmenys tvarkingai sudėti. Šitoje spintelėje galite rasti dantų šepetėlius, kurie su magnetu prisitvirtina, dušo žėlės, šampūnai, rankšluosčiai ir... turim gyvatuką. Visiškai neįprastas dalykas, kad gyvatukas būtų toks lygus ir net nepanašus į gyvatuką, bet jisai šildo rankšluosčius. Protingai sugalvota. Tai viską paslėpiam ir uždarom ir žiūrim, kas čia dar yra įdomaus. Dar matau tokį neįprastą dalyką, muilą, kuris tiesiog kaba. Kaip taip gali būti? Žinau, kad šitas muilas turėtų nevarvėti, tai man labai smalsu sužinoti, ar iš tikrųjų taip ir yra. Reikia patikrinti. Pirmą kartą taip plaunas rankas. Aš galvoju, kad čia kažką reikia iš pradžių
tiesiog nuleisti, nutraukti. Ar varva ar nevarva? Nu ne, nevarva. Geras. Ok, šone yra rankšluostėliai. Irgi labai patogu ir jų net nesimato. Net ir dušo kabina čia yra visai kitokia. Ši dušo kabina neturi stiklo, vadinasi, jos nereikia prižiūrėti ir valyti. O tai reiškia daugiau laiko savo ir savo šeimai. Taip pat dar vienas dalykas, kad maišytuvas čia yra įrengtas taip, kad vandenį galėtum atsukti prieš įlipant į dušo kabiną. Taip išeina, nereikia stovėti po šalto dušo srove ir laukti, kol jisai sušils. Aš manau, kad tai ypač aktualu rytais. Kągi, išbandžius Demo Room, supratau, kad norint įsirengti patogius namus, svarbiausia kokybiškos interjero apdailos medžiagos, baldai, virtuvės ir vonios įranga. Tačiau žinoma, nereikia persistengti ir visada įvertinti savo realius poreikius ir galimybės. Ir nepamirškime, kad būtent patogumas kuria mūsų namų grožį. Šiam kartui tiek, pasimatysime kitose laidose.